Nežinau, kas įvyko Lietuvos Seimui po 30 metų daugiau, kai mes patys bėgome nuo vienos sistemos, kad išsaugotumėm kiekvieną raidę, dėl kurios dabar kovoja Ukraina. Grynas pavyzdys yra. Latvija neleido įdėti svetimų raidžių ant pirmo puslapio. Tai yra mūsų valstybė, mūsų tradicijos, mūsų konstitucija, ją ir reikia saugoti, jeigu gyvenate mūsų valstybėje. Jie leido uždėti ant antro puslapio. Po šio žiotažo, kai atėjo 3 svetimos raidės į lietuviškus pasus, Prancūzijos prezidentas dar labiau sutvirtino kalbą, kad nebūtų jokių svetimybių. Ir čia buvo atidaryta Pandoros skrynia. Netrukus po 3 raidžių ateina diakritiniai ženklai, projektas. Ir toliau mes žygiuojame. Štai dabar vėl kitas projektas, kuris laukia priimimo stadijos. Kur mes einame? Mes patys save išduodame. Negerbėme savo kalbos, o paskui garsiai rėkėme, šaukėme, puola mus kažkas. Bet mes patys ją naikiname. Jūs patys savo rankomis naikinate mūsų vertybės, mūsų kalbą.